Ačiū, kad pakvietėt. Labai buvo geras pranešimas prieš mane, daug sutrumpins. Man reikės mažiau daryti įvadinės informacijos. Aš daugiau orientuosiuosi į molekulinius mechanizmus, apie tai, ką šnekėjo pašnekovas. Aš esu proteomikos centro vedėjas, bet ir dirbu daugiau vėžio srity, bet vėžys iš tikrųjų yra mūsų ląstelių pabėgimas nuo senatvės, iš tikrųjų, nes jos tampa nereguliuojamai besidauginančios, jos įjungia telomerazę, tai tą fermentą, kuris ilgina telomerus, ir taip jos tampa mums blogos. Bet mes norime, kad sentumėmės gerai, be vėžio ir dėl to yra šiais laikais sugalvota įvairiausių intervencijų, kas buvo, aš pristatysiu, bus parodyta gyvūnuose, kurios iš tikrųjų prailgina amžių. Bet pats mokslas apie amžėjimą arba senėjimą prasidėjo kažkur taip 30 metais, kai buvo parodyta, kad kalorijų restrikcija dietoje gyvūnų labai ženkliai prailgindavo jų gyvenimo ilgį. Praėjo daug laiko, kai tas viskas susiformavo mokslo šaką ir kažkur tai apie 90 metus jau buvo aišku, kad kai kurių genų modifikavimas vienaląsčiuose taip pat gali prailginti jų gyvenimo trukmę. Ir galų gale kažkur tai apie 2016-2009 metus jau buvo surastos medžiagos, kurios ir aukštesniems gyvūnams ilgindavo amžių. Ir kaip bebūtų įdomu, tos medžiagos buvo vaistai, vienas iš jų yra rapamicinas, tai medžiaga, kuri naudojama po transplantacijos imuninės sistemos supresijai, bet mažos koncentracijos šitos medžiagos kaip tik ilgino pragyvenimo trukmę. Beje, ir metforminas, kuris yra susijęs kuris naudojamas gydyti diabetą, irgi gali ilginti gyvenimo trukmę gyvūnuose. Ar tai veikia žmonėse, kol kas dar nėra tokių akivaizdžių tyrimų, bet jeigu veikia beždžionėse, greičiausiai bus ir poveikis tam tikras žmonėse. Dabar tas amžėjimo mokslas, tas 20 mečiai galų gale atvedė iki to, kad mes supratome keletą tokių didelių procesų, kurie lemia tą senėjimą. Jie dabar yra 9 tokie punktai svarbiausi, bet aš jų nevardinsiu. Pranešimo metu paaiškės kai kas, bet jie visi yra susiję. Jeigu, pavyzdžiui, telomeras yra trumpėjančias, tai kodėl jos trumpėja? Jau buvo pasakyta, dėl to, kad yra viena iš priežasčių yra oksidacinis stresas. Oksidacinis stresas yra susijęs su tam tikro metabolitiniais pakitimais. Ir taip toliau, ir taip toliau. Bet esminės toks senėjimo, esminė priežastis, tai yra iš tikrųjų chromatino organizacija. Aišku, mes visi žinom, kad chromatinas sudarytas iš DNR ir tam tikrų baltymų, kurie supakuoja tą DNR, bet kalba eina ne tik tai apie DNR seką, apie mutacijas, bet ir apie tai, kaip ta DNR sutvarkoma yra. Ir senstant, pavyzdžiui, tas susitvarkymas jau yra kompromizuojamas, chromatinas negali gerai kompaktizuotis ir tai veda į tai, kad kai kurie genai, kurie turėtų iš tikrųjų būti supresuoti, jie pradeda būti ekspresuojami ir tas sudaro ląstelei tam tikrą stresą, nes ląstelės pradeda gaminti baltymus, kurių nereikia tuo metu. Jų būna pradžiai labai nedaug, bet to pakanka, kad ląstelės įjungtų antistresinės sistemas ir tos antistresinės sistemos, kol dar ląstelė jauna, viskas yra gerai, bet kai jinai sensta, jos pradeda irgi duoti klaidas ir galų gale mes turime avalanšą tokį blogų baltymų, kurie turi būti šalinami jau imuninę sistemą. O imuninė sistema irgi yra tokiu būdu užkemšama tais nereikalingais baltymais ir mes tai vadiname inflaaging. Ir tas veda irgi prie visokiausių šoninių efektų, kaip imuniniai susirgymai, vėžys, dėl to, kad vėžys labai susijęs su imuninė sistema.
Ir galų gale yra metaboliniai pakitimai senstant, kurie irgi atveda prie senėjimo. Dabar dar įdomu tai, kad tie visi požymiai senėjimo iš tikrųjų jie yra, kaip sakiau, vienas su kitu susiję, bet yra tam tikra hierarchija, reiškia. Ir vėlgi viskas prasideda, kaip manoma, nuo chromatino organizacijos. Dabar, kaip mes, jau čia kelis kart šiandien buvo paminėta, kad matuoti biologinį laikrodį, arba taip, matuoti biologinį amžių yra labai svarbu. Tiek priimant sprendimus, ar intervencija suveikia, ir kitas dalykas, ar nesuveikia. Ir kaip mes galim tą amžių matuoti, tai aišku, mes galim tą matuoti tam tikrais fiziologiniais parametrais. Mes galim matuoti imdami biopsinę medžiagą, kraują irgi taip pat. Bet visa tai nėra labai tikslu ir turi daug visokių problemų. Viena iš tokių pažangiausių dabar metodų, jau buvo minėta, tai yra DNR metilinimas. DNR metinimas reiškia, kad uždedamos tam tikros grupės ant DNR ir tos grupės dažniausia indikuoja, ar genas bus veiklus ar nebus. Arba kitaip mes vadinam tai epigenetika. Dabar, kadangi tos grupės uždedamos tam tikrose vietose chromatino, tai tam tikras dirbtinis intelektas leidžia nustatyti algoritmus, kurie koreliuotų, arba taip tuos paternus metilimo, kurie koreliuotų su amžiumi. Ir vienas iš tokių pažangiausių dabar yra laikrodžių, kur matuoja tiesiog, reiškia, DNR metilomą. Bet aišku, labai įdomu pastebėti, kad organai, ir jau kaip minėta buvo anksčiau, pats senėjimas yra nelinijinis, bet ir organai sensta nevienodai. Reiškia, vieni sensta greičiau, kiti lėčiau, pas vienus žmonės anksčiau, kitus vėliau. Ir paimti tą medžiagą iš organų faktiškai yra neįmanoma. Todėl dažniausiai naudojamas kraujas, o kraujas yra, aišku, yra ne visas organizmas. Tai vienu žodžiu, mes turim dar didelę problemą, kaip mes tą amžių matuosime. Kaip minėjau, metaboliniai sutrikimai yra vieni iš tokių paprasčiausiai galbūt paaiškinamų, bet viena iš tokių paprastų molekulių nadas, kuris iš tikrųjų yra kiekvienoje ląstelėje, maža molekulė, dalyvauja daugelį biocheminių procesų, bet taip pat yra ir kofaktorius, tai reiškia reguliatorius kitų baltymų. Yra pastebėta, kad senstant nado koncentracija bent jau kraujyje dramatiškai mažėja ir tas tas faktas leido sugalvoti įvairius būdus, kaip jį padidinti. Tai jau buvo minėta, kad tai sportas, dieta, reiškia, visa tai veikia irgi nado koncentraciją didinančiai. Bet kas dar yra, paskutiniu metu yra nustatyta, kad tam tikri nado pirmtakai, reiškia, jie ir taip pat gali kelti nado koncentraciją ląstelėse ir taip pat gerinti žmogaus stovį. Dabar jeigu pažiūrėti patį nadą, tai jis viduje ląstelės yra, jisai negali ateiti iš išorės, reiškia, jisai turi būti ląstelė arba pagamintas, arba restauruotas, taip sakant, sunaudotas nadas atgamintas. Ir senstant, šitie fermentai, kurie naudojami atgaminimui, jie taip pat dėl tam tikrų priežasčių veikia blogiau, nado koncentracija krenta. Kitas dalykas, kad nadas yra naudojamas fermentuose, kurie susiję su DNR reparacija, o kadangi, kaip minėjau, DNR chromatinas taip pat yra pažeidžiamas pamažu, jo struktūra pažeidžiama, tai tie reparaciniai fermentai turi dar intensyviau dirbti, jie taip pat išnaudoja nadą, nado koncentracija dramatiškai mažėja ir mes turim situaciją, kad kiti procesai, kurie reikalauja nado, taip pat veikia blogiau. Dabar, jeigu pažiūrėti vienas iš tokių pagrindinių fermentų, kuris naudoja nadą, tai yra deacetilazės, jų yra, mes juos vadinam sirtuinais, jų yra gana daug, bet viena iš jų yra sirtuinas 6, kuris labai yra svarbus.
Dabar, kodėl jis svarbus? Dėl to, kad jisai dažniausiai yra susijęs su reparaciniais procesais. Kas ta decilazė reiškia? Iš pradžių, jeigu pažiūrėtumėm į chromatiną, tai jisai yra sudarytas iš DNR ir histonų. Patys histonai gali būti acetilinami arba deacetilinami. Tai reiškia, kad kai mes acetilinam, kai ląstelė acetilina histonus, DNR atplyšta atitolsta nuo histonų ir čia gali pradėti veikti transkripcijos faktoriai. Tai reiškia, tai yra teigiamas reiškinys, gerai žinomas mums, bet jeigu mes norim supakuoti chromatiną, mes turim tuos acetilo grupės nuimti. Ir jeigu mes nuimam nepakankamai, tiksliau ląstelę, tai tada mes padarom tam tikras klaidas pakavime. O pakavimas reiškia, kad kai kurie transkripcijos faktoriai po to vėliau prieis ir pradės ekspresuoti genus, kurių ląstelė nereikia, reiškia. Atsiprašau. Taip, čia turbūt. Gerai, tai dabar jeigu eisim toliau truputį, reiškia, tas sirtuinas 6 jau tapo taikinys įvairių tyrimų ir pasirodė, kad jeigu tyrėjai paėmė graužikus, graužikai turi labai didelį platų tą gyvenimo ilgio tarpsnį, nuo labai trumpo iki labai ilgo. Ir tas tarpsnis reiškia, dabar aš žiūriu, kad aš čia. O gal pavyktų apibendrinti be skaidrių, profesoriau? Pavyktų. Reiškia, buvo pamatyta, kad graužikų sirtuino genas turi tam tikras mutacijas, kurios ilgiau gyvenančiose graužikuose yra būdingos. Tada buvo paimtos pelės sirtuino genas, jis buvo sukeistas su bebro genu, kuris ilgai gyvena, ir tada tos pelės taip pat gyveno ilgiau. Dabar, jeigu mes pagalvotumėm, kaip mes galim iš tikrųjų prailginti ląstelės gyvenimą, tai tas jau yra žinoma gana senai, nes prisiminkim, kad buvo duotas Nobelio premija duota Yamanakai, kuris atrado keletą transkripcijos faktorių, kurie dirbtinai įvesti į ląstelę, jie ją atjaunindavo. Ir atjaunindavo taip, kad ta ląstelė tapdavo pluripotentinė, tai reiškia dediferencijuodavo. Aišku, mums to nereikia. Atjauninant, mes norim gauti ląstelę, kuri neprarastų savo identiteto. Ir taip tą galima padaryti, jeigu mes išmetam tik vieną iš tų 4 ir paliekam 3 tos transkripcijos faktorius, įvedam į ląstelę ir ląstelės, jos ekspresuodamos in vitro, gali tapti jaunom ląstelėm. Didelis progresas buvo padarytas, kai tą patį padarė pelėjai. Bet norint padaryti pelėjai, tyrėjai sugalvojo specialią sistemą, kaip tą pelę susendinti. Principas buvo tas, kad į pelės genomą buvo įvestas fermentas, kuris kerpa DNR, bet kerpa toj vietoj, kur DNR nekoduoja geno, nekoduoja baltymo. Tai reiškia, kad buvo siekiama, kad neįvesti jokių mutacijų į pelę, bet pažeisti DNR. Ir tokia pelė, indukavus šitą fermentą, tokia pelė dramatiškai susendavo. Sekantis, ką padarė, tą pelę įvedė tuos Yamanaka faktorius, irgi indukavo jų ekspresiją ir pamatė, kad pelės atjaunėjo. Dabar, jeigu
Ta patį padarė, paėmė beždžionės tinklainę, irgi pamatė, kad atjaunėjimas yra stebimas įvedus tuos faktorius. Ir iš to yra padarytas tam tikra prielaida, kad senėjimas iš tikrųjų tai yra informacijos praradimas ląstelių ir, taip sakant, tam tikrą prasme dediferenciacija. Dabar ką tai reiškia? Iš tikrųjų tai reiškia, kad mes turime, norėdami prailginti ląstelės ar organizmo gyvenimą, mes turime manipuliuoti genais. Bet iš tikrųjų galima panaudoti, ir kitą savybę. Pavyzdžiui, kaip sakiau, tie visi požymiai senėjimo yra susiję. Jeigu mes atakuotumėm tik į vieną požymį, šiuo atveju į ląstelės senėjimą arba senescent, mes galėtumėm bandyti ištaisyti visus kitus požymius. Ir iš tikrųjų tas yra daroma, ieškant tam tikrų medžiagų, kurias mes vadinam senolitikais, tai medžiagos, kurios turėtų arba turi žudyti arba naikinti senas ląsteles. Ir kodėl būtent senas? Todėl, kad tų senų ląstelių atsiradimas senstant yra labai svarbus senėjimo procesui. Ir visą tai, ką mes dabar darom savo laboratorijoje, mes sukūrę esam tam tikrą modelį in vitro. Tas in vitro modelis leidžia mums atlikti proteominės analizės. Tos analizės leidžia mums prediktuoti senolitikus. Ir dabar mes tikrinam, ar jie veikia, ne. Ir tai yra gana perspektyvų ateičiai. Pabaigsiu truputį futuristinę skaidrę, nes atėjo dirbtinio intelekto laikai. Ir šiuo metu mes taip pat ir kiti bandom sukurti skaitmeninį dvynį arba avatarą, kuris būtų paremtas duomenų bazėm, kurios dabar yra, omikos tyrimais, kuriuos mes darom laboratorijoje, juos sujungiant į vieną modelį, kuris gali būti, taip sakoma, kuris veiktų kaip in silico laboratorija. Reiškia, mes galim ten atlikti ir vaistų paiešką ir mes ten galime prognozuoti, kaip vaistai veiks ir po to eiti ir tikrinti jau in vivo arba in vitro sistemose. Ateities perspektyvos aš matau kaip įvairių vaistų, papildų, kokteilių paieškos naujos, tada saugi genų terapija, redagavimas ilgamžiškumui ir tada tam tikras asmeninis senėjimo žemėlapis, paremtas biožymenėmis laikrodžiais ir skaitmeniniai dvyniai, kurie vers visą, manau, mediciną neužilgo. Ačiū už dėmesį, ačiū už mano